Balandžio 29 diena esu Raseinių rajone žieminių kvietrugių pasėlyje, kuriame įrengtas bandymas su tikslu išsiaiškinti, kaip herbicidas naujasis Incelo veikia prieš svidrę. Čia stoviu prie nepurkšto varianto, kitaip vadinamo kontrolė, ir matome, kad iš pirmo žvilgsnio atrodo labai gražus žalias pasėlis, bet iš tikrųjų situacija nėra tokia jau gera, nes šią žalią spalvą suteikia svidrė. Kvietrugiai yra sėti į prieš tai buvusi daugiamečių žolių lauką. Nuo herbicido Incelo panaudojimo praėjo 9 dienos. Lietaus per šį laikotarpį laukas nematė, taip pat kritulių nebuvo ir gerą laiko tarpą iki herbicido panaudojimo. Kaip žinia, kad herbicidai veiktų greitai ir veiksmingai, reikia, kad piktžolės intensyviai augtų. Kadangi tokios sąlygos nebuvo užtikrintos šiuo atveju, tai mes matome, kad tiek kairėje pusėje, kur yra augalas išrautas iš negavęs herbicido, tiek dešinėje pusėje, kur gavęs registruotą Incelo normą, matome, kad antžeminė dalis yra labai panaši, tačiau dėl herbicido panaudojimo gyvybiniai procesai svidrėje esančio dešinėje jau pradeda stoti ir tai puikiai parodo šaknų sistema. Kairėje pusėje nepurkšta svidrė toliau puikiai vystosi, tuo tarpu dešinėje augalai silpnėja ir greitų laikų turėtume jau pamatyti apmirštančius ir lapus. Praėjus 9 dienom po purškimo yra pats metas įsivertinti, ar herbicidas turi kokį nors poveikį pačiam augalui. Mums yra svarbu ne tik tai, kad produktas veiksmingai naikina piktžoles, bet taip pat, kad jis neturėtų jokios neigiamos įtakos pasėliui. Kairėje pusėje yra augalas išrautas iš nepurkšto varianto, dešinėje iš Incelo 0,2 kg hektarą kartu su lipnia medžiaga plotelio. Jokių skirtumų nematome, augalai identiški tiek purkštame, tiek nepurkštame variante.